Sveiki visi. Tęsiasi mūsų 5. diena Barselonoje, mūsų miestelėje, kuriame mes esame įsikūrę Salou. Ir norėsiu dar pakalbėti vieną temą apie šitą nuostabią šalį. Tai pirmiausiai dar vienas toks įžangai, toks vienas įdomus dalykas, kad aš prieš čia kurį laiką turėjot matyti, kad buvo prie mūsų viešbučio sudegusi mašina, sudegęs automobilis ir kažkaip mums prieš tai buvo minėjusi mūsų kelionių agentūros atstovė, kad ispanai yra pakankamai lėti, ten kažkaip jie greitai nesusitvarko tam tikrų dalykų, niekur ten neskuba ir panašiai, tai sakė, prie to reikės priprasti. Na ir kaip minėjau apie tą automobilį, tai žodžiu, jis vakar, kai mes grįžom iš Montserrat, jis jau buvo sudegęs, ten buvo prie mūsų viešbučio, nuolat praeiviai jį ten žiūri ir panašiai. Tai iš esmės jisai vis dar šiandien yra ten prie mūsų to viešbučio. Lietuvoje tikriausiai ten turbūt būtų valandos bėgi viskas tvarkyta, ta mašina išgabenta kažkur ir panašiai. O čia tiesiog jinai stovi jau antrą dieną ir kiek jinai dar stovės, net neįsivaizduoju. Iš tikrųjų, galbūt dar apie tai pranešiu irgi. Tai dabar apie ką dar norėjau pakalbėti, apie Ispanijos politinę sistemą. Tai Ispanija yra parlamentinė, demokratinė valstybė ir konstitucinė monarchija. Tikrai toks įdomus, nežinau tikriausiai, ar galima tai pasakyti, hybridas, bet yra tokia būtent pas jos ta valdymo forma. Ispanijos karalystė faktiškai susikūrė 1492 metų sausio 2 dieną, tai čia jau gyvuoja daugiau nei 500 metų. Beje, pirmuoju karaliumi laikomas Karolis I. Ispanijos vyriausybės vadovas, ministras pirmininkas, o valstybės vadovas, monarchas, kuriuo nuo 2014 metų yra Pilypas VI. Ministrų taryba atlieka vykdomosios valdžios funkcijas, jai vadovauja ministras pirmininkas, kurio kandidatūrą pasiūlius karaliui išrenka nacionalinis susirinkimas. Nuo 2018 metų šiuo metu ministras pirmininkas yra Pedro Sánchez. Tai tiek būtų apie politinę sistemą Ispanijoje. Aš taip trumpai labai buvau čia pasirašęs, tiesiog gal jums bus tokia, kaip sakyti, informacija įdomi. Tai tokia yra politinė sistema. Tai tiek būtų įdomybių šitam video epizode. Susitiksime kitą kartą. Sėkmės. Iki.